15 metrų baudinį. Ar pavyks tai padaryti šį kartą? Ne. Santi Cazorla siunčia kamuolį į priešingą pusę. Ir Arsenalas jau 8 minutė priekyje 1-0. Be abejo, Papė Suarė atsakingas dėl tokios prastos rungtynių pradžios Crystal Palace komandai. Šeimininkų gynėjas. Velbekas baudos aikštelėje, kaip jis čia atsidūrė, sunku suprasti, bet viskas pernelyg lengvai Arsenalui ir štai po tokio